Sveiki, tai naujas sezonas ir labai džiaugiuosi turėdamas čia menininkų, kultūrininkų šeimą, tai Liudą ir Jurgą. Geriausiai kartu žinomi kaip mados savaitės organizatoriai. Liudas yra Klaipėdos kultūrų komunikacijų centro direktorius, Jurga yra menininkė, dizainerė. Tai sveiki. Labas. Tai aš visą laiką nuo Klaipėdos pradedamas taip drąsiai užsivadinę jaunasis Klaipėdos balsas. Tai kodėl Klaipėda? Nes atrodo, ypač iš jauno žmogaus perspektyvų, ta kultūrinė sritis, pramoginė visa sritis fokusas į Vilniuje. Tai kodėl Klaipėda jūs esate? Aš manau, kad įvairių galima skirti priežasčių, bet pagrindinė tai ryšys susijęs su šeima, su seneliais. Mano tėvukas iš Klaipėdos, aš užaugau Panevėžy, bet visą laisvę grįžti į Klaipėdą, tai nežinau, kiek čia išsiplėsti, kas ta paskatino. Tai Klaipėda išskirtinis miestas Lietuvoje. Ir dėl savo istorijos, ir dėl lokacijos, tai tikriausiai viskas susideda čia ir su ta pačia kūrybiniu poelgiu. Klaipėda irgi buvo visai tais praeitam tūkstantmetyje toksai tas miestas, iš kurio tos naujovės ateina buvo sklisdami. Tai Liudas tai senai jau čia 25 gal kokius metus gyvena Klaipėdai. Nes jau, kaip minėjau, kad seneliai čia jo gyveno, tai jisai ir studijavo čia ir po to irgi buvo įsisukęs į kūrybinį undergroundinį Klaipėdos pasaulį, o mane į Klaipėdą atvedė meilė menui ir po to jau meilė princui sutiktam. Atvažiavau į rezidenciją, praleidau tenai kažkokią tai gražią dalį vasaros ir kūrybiškai tiesiog tyrinėjau save ir Klaipėdos miestą ir pajūrį ir mes su Liudu susitikom mano parodoj. Ar turit mėgstamiausią kokią nors vietą Klaipėdoje, ar atskiriat galbūt kokią nors vietą jums kaip šeimai yra ypatinga? Kokia Klaipėdos mėgstamiausia vieta jums? Man tai įdomus buvo tas klausimas, aš bandžiau taip atrast greitai tą vieną vietą, bet kažkaip gal aš turiu taip daug tų vietelių Klaipėdoj. Tai miškas prie jūros mano mėgstamiausia vieta. Po to galbūt kavinukės kai kurios, kur gali tenai pasėdėti ir parašyti kažką ir pamastyti. Bet po to supratau, kad mano mėgstamiausia vieta yra mano studija Senamiesty. Jinai tokia mažytė, bet tai yra mano toks mini pasaulis, kuriame aš kai uždarau duris, jau tenai pasineriu. Ir į kūrybą, ir tada turiu savo vietą tokią miestą. Tikriausiai, kaip geografiškai žiūrėti, ta vieta, kur gyvenam, namai mūsų iš tikrųjų, ta vieta, kur daugiausiai laiko praleidžiam, jauku, viskas namie. 2 vaikai, 2 katinai. Daug meno, kūrybos, atmosferos, viskas savo, o jeigu mieste, tai aš čia ribos miesto ir jūros, tai pajūris. Yra tokia su tam tikro galbūt susiduri su ta gamta, ypač per audras, kai ta jėga, tos audros, bangos, vėjas, ir tos mažas pakytą savo menkumą prieš tą visą didumą pasaulio, prieš tas gamtos jėgas, prieš tą didinę. Tai per tą visą nuo gamtos didybės prie to
Klaipėdos apibūdinimų, nes tarsi Klaipėda vis dar ieško savo to tokio identiteto, nes jinai buvo nušluota istoriškai ir bandyta įvairių tų epitetų prikibdyti, vieni ir su vienu projektu, ir su kitu projektu, kiti, kas pavargsta va čia ir kaip sako, kaip naujausia ta reklama Klaipėdai sako, Klaipėda ne visiems, bet gal tau, tai tiem, kuriem ne visiems sako, pelkė čia nieko neįmanoma. Tai su kuo jums siejasi Klaipėda? Taip metaforiškai, meniškai. Labai sudėtingas klausimas. Klaipėda su kuom siejasi, galbūt vis tiek, man gal pirmiausia vaidžiu. Klausimą apie pirmas žodis atsakymas, tai laisvė vis tiek kažko susijęs su tam tikra laisvė ir galimybėmis, nes kaip bebūtų, tai yra vartai į jūrą, į pasaulį ir tai tie visi laivai išplaukiantis, įplaukiantis, tokį, tam tikra meditacija irgi čia nesnai buvo Holivude, tai tas toks lėtas judėjimas, bet ta visa irgi didybė tų konteinerinių laivų, kur ta prasme ten kiekvienas konteineris dar pilnas įvairių daiktų, siuntinių sukrautas ir vieni išplaukia, kiti atplaukia. Šitos ir pats miestas jis toks yra, kaip aš juokauju, kad mes visa Lietuva tam tikrą prasme esam provincija, kaimelis, o mes to kaimelio pakraštyje esam. Tai tokie, kaip sakant, kažkuria prasme tos ribos, kur kaip ir kaimelyje, kaip ir bet su savo unikalia kultūra ir gyvenimo tempu ir tam tikra čia mūsų to kaimelio kažkokiais nuansas, nes miestas nėra didelis, o aktyvesni žmonės dažniausiai susitinka, tampa vieni per kitaip pažįstami. Ir aišku, tas yra ir intrigų įvairių, kurios ne visai suprantamos, kad atrodo, kad galim kooperuotis, tie pastangas bendriems tikslams, aiškiams, bet atsiranda įvairių tokių intamų, kas čia geresnis, mes čia viską suprantam, jūs čia nieko nesuprantat, tai kažkaip tai keista. Iš tos pusės tai miestas, kuris vilioja, vis tiek tam tikros galbūt dvasios žmonės atvykti čia į Klaipėdą ir kurti čia, užsiimti įvairiom. Tai tie žmonės ir atvyksta su savo idėjom ir atviresni adaptavimų, idėjų, bendrų kūrimų, įgyvendinimų. Tai aš manau, kad laisvės ir galimybių miestas Klaipėda yra. Man tai Klaipėda irgi, kaip Liudas sako, tiesiog miestas gamtoj, miestas miške. Ir man tokia asociacija su lėtumu. Tu verdi tam miesto šurmulį ir tu labai greitai gali pabėgti ir atitrūkti ir pabūti lėtai, pabūti su savim. Tiesiog Klaipėda tau duoda galimybę nepamesti savęs. Tiesiog mes didesniam kažkokiam mieste darbai, rutina, veiklos įsisuki ir tu esi tokiam bėgime ir tempe ir mes irgi tai turim čia, bet turim tą galimybę greitai atitrūkti ir truputį pabūti. Šiaip labai man patinka palyginimas gyvenimo tempo, sako, pagrindinis Klaipėdos skirtumas nuo Vilniaus yra, kad Klaipėdoje nepamatysi žmogaus su kavos puoduku ir sumuštiniu bėgantį autobusą. Tai tas gyvenimo tempas čia yra lėtesnis, nors kadangi mes apsimti gal tos gamtos, pasikrauti šiek tiek lengviau ir nereikia toli važiuoti. Pristatant, kad jūs menininkų, kūrybininkų šeima esate su to susiję, kiek tai padeda, kad jūs esate iš tos panašios artimos srities abudu gyvenime bendram,
ar tai prideda to bendro supratimo ir ypač, ir tai, kad jūs kartu ir projektų turit ir kartu ir atskirai, kaip ta visa dinamika veikia, kai abu žmonės yra iš meno ir kultūros srities gyvenime? Aš manau, kad kuriančiam žmogui, menininkui, kuris nuolat nešiojasi kažkokias idėjas, jos tiesiog natūraliai gimsta, yra svarbus pasidalinti su kažkuom. Tai man atrodo, kad mums pasisekė, kad mes atradom viens kitą, nes mes ir pageneruojam idėjas, ir pasidalinam, ir reflektuojam, ir kartu, žodžiu, turim ką veikti. Nėra nuobodu, bet kartais jau, kai kartu darom projektus, būna momentų, kai jau sakom, nebegalim tiesiog. Pasidaro labai jautru ir tiesiog vienas vienokį matymą turi, kitas kitokį ir tarpusavį reikia rasti kažkokį kompromisą ir kartais sunku tą kompromisą rasti, reikia atsitraukti ir, žodžiu, visko daug, ta dinamika tokia labai aktyvi yra. Bet smagu, nes pavyzdžiui, aš kažką sugalvoju, tai Liudas sako, gerai, daryk, palaikau, ir Liudas ką nors galvoja. Mes kažkaip palaikom. Įdomu mums tos generuoti ir kurti tos procesus. Tai aš gal pirmiausia prieštarausiu, kad aš menininkas, tai taip esu kūrėjas ir vadintis menininku visada man buvo nepatogu, nesmagu, nesijaučiau menininku, nes kaip menininkas turi turėti išsilavinimą meno, tai aš jo neturiu, bet kūryba ir menai buvo visą laiką šalia. Žodžiu, tokia, kaip sakant, po mokyklos pasikeitė viskas, nes norėjau fotografiją studijuoti, fotografija pradžioje buvo ta pagrindinė medija, bet tėvai nesuprato, sako, kad čia menininkai pas mus šeimoje, žodžiu, čia ne tas, žodžiu, ir jiem tas gyvenimas, jiem tos perspektyvos, kurie atrodė nepriimtinos, tai truputį nukreipė kitą linkme motyvavo, bet taip, tai galbūt man tie pagrindai yra, aš esu menedžeris ir tokia sąvoka ir verčia į vadybininkas, bet tai daugiau yra, žodžiu, aš taip, pirmoje vietoje esu menedžeris, tas, kur planuoja, organizuoja ir darau tai, kad įvyktų dalykai, kad idėjos taptų realios ir panašiai. Bet tikriausiai prieš metus, pusantrų, kai gilinausi apie kas iš tiesų yra ta disciplinis menas, nes irgi kartais paviršutiniškai tai žiūrima, bet taip, visi gilinės supratau, kad taip, aš esu tarpdisciplininis menininkas ir šiuo metu, sakant, kategoriškai neprieštarauju, nes kuriu, tiek ta kūryba tokia yra, tas jau kūrinys, jisai gimsta, kaip sakant, išgyventas, kaip vieną kartą kelis metus sukuriu kūrinį, tai bet iš tos pusės kūryba, kūrybiškumas yra svarbu bet kurioje veikloje. Aišku, mūsų tas bendras projektas Mados savaitės ir kitos veiklos, jos daugiau kaip ir arčiau menų ir tos kūrybos daugiau, to vis tiek verdame tose sultyse, tose idėjose. Tik kad abudu kūrėjai, aš manau, irgi, kaip pasakot, pliusas didelis, nes turim ir to estetikos tikriausiai suvokimo, tam tikrą, tas skonis panašus, aišku, pasiginčijam, nes nepaslaptis menininkai turi tą ego savo stiprų ir taip,
Tai vis tiek, pirmoje vietoje esu menedžeris, antroje vietoje kūrėjas. O aš atvirkščiai. Čia labai padeda ta plati sąvoka kultūrininkas. Kita svarbi, aš manau, jūsų gyvenimo dalis yra ir ši bendruomenė, kur mes esame, nes mes filmuojam Vilties miesto galerijoje, ir tikėjimas. Nes jūs esate abu praktikuojantis katalikai, krikščionys, nežinau. Ir kiek tai jūsų gyvenime reiškia? Tai tikėjimas. Kartais bandau pasidalinti su draugais, su žmonėm, bet taip tiesiog lengvai, kad mes lankom bažnyčią sekmadieniais ir kad einam visa šeima, kad sutinkam nuostabių žmonių, kurie lygiai taip pat kaip ir mes nori ugdyti savo dvasinį pasaulį, nes tas realus apčiuopiamas pasaulis, materialus jau kažkaip tikriausiai nebetenkina ir norisi kitų vertybių, kažkokių dvasinių dalykų aukštesnių. Ir aš taip sakau, tai mes ten einam, pagėdam, pabūnam gražiai, paskui einam į kavinukę, valgom pyragus ir tiesiog daug neįsiplėsdama ir nebandydama kitiems pasakyti, kad čia labai svarbu ir jums rekomenduoju būtinai lankyti, ten panašu. Nes aš tiesiog supratau, kad tikėjimas yra labai individualus, kiekvienam skirtingai tiesiog suvokiamas, išjaučiamas, kas tas tikėjimas yra. Ir jis yra labai intimus dalykas, kuriuo net neverta kartais su kitais per daug dalintis ir atvirauti, nes yra labai individualu. Ir, pavyzdžiui, man tikėjimas yra gal aš pabandysiu labai trumpai pasakyti, man jisai toks kaip pati netrandu žodžio, o toks kaip dalykas, kur man smagu, kad aš atradau tikėjimą, man tai yra kažkas naujo ir iš principo tikėti yra labai gerai, nes tu tiesiog tiki, kad viskas bus gerai, tiki, kad išsispręs kažkokia problema, tiki, kad tau pavyks, tavo tikslai, tiesiog tikėti. Ir aš labai ten nesigilinu daug iš esmės į pačią kaip religiją, bet man tai yra, mane tai džiugina, mane tai veda į priekį ir kažkokie ten mano individualiai viduje kuriasi apie tą tikėjimą. Sakykime, aš netgi vizualizuoju, įsivaizduoju kažkaip, man toks truputį kaip kūrybinis procesas netgi, sakyčiau. Turime tą dar Kaip tavo gyvenime tikėjimas, Dievas, tai reiškia, yra elementarus klausimas, jeigu ypač gal su kitom religijom tiek daug to nėra, bet su krikščionybė pirmiausiai pirmas klausimas žmonėm būna, kodėl tiki. Ilga istorija, nežinau kiek išplėsti, bet Jėzus mane išgelbėjo, trumpai, tai jeigu išsiplėsti, tai buvau pasiklydęs, pakrikštijo mane gal 11-12 metų ir tada kažkaip atsirado tas krikščionybė mano gyvenime, bet 11-12 klasėj aš kažkaip tai atsimečiau, atkritau, susidomėjau ezoterika, magija, burtais, tada padariau tokią savo išvadą, kad ta krikščionybė iš tikrųjų sužlugdė
lietuvių didžiąją kunigaikštystę, kad kai pasikrikštė, tai buvo, žodžiu, žalinga Lietuvos valstybei, nes ir taip, tada atsimečiau, praktikavau, įsivaizdavau, kad čia tą senovės lietuvių baltų tikėjimą praktikuoju, tai irgi tą gilinausi, man tas buvo įdomu, o ta pati šalia magija ir panašiai, ir per tą domėjimąsi, per įvykių klostymąsi, Kauką išsikviečiau ir tada susipainiojo man gyvenimas, dvasinis ypač stipriai ir per tą laiką, per tą ieškojimą ir grįžau tas įvaizdų. Pamačiau, kad su Jėzumi esu saugus, kad Jėzus yra mano skydas ir tiesiog niekas nebebaisu gyvenime. Tie momentai, kai kažkokių sprendimų reikia, tai tiesiog kreipiuosi Dievus, kad Dieve, tavo valioje, tai tu žinai, kaip geriau, kur aš geriau galiu atskleisti save, ir padėti kitiems. Ir iš tikrųjų taip ir atsidūriau dabartinėje vietoje, šitam darbe, kad centre, nes iš tikrųjų nenorėjau grįžti į savo tvarišką darbą, bet Nurga motyvavo stipriai, kad čia, žodžiu, aš puikiai atitinku reikalavimus kandidatams ir čia kaip faina būti visiems ir šeimai ir taip toliau. Aš stipriai prieštaravau, netikiu Videkubilitu ir galiausiai po to nepavyko ten tie konkursai, tada jau kreipiausi irgi į Dievą, sakau, tavo valia, jeigu aš čia būsiu naudingas šitoje pozicijoje, tai kas turi įvykti, tas ir įvyks. Tai tapau vadovu ir tas tikėjimas, pasitikėjimas Dievu, buvimas šitoje bendruomenėje, bendrai buvimas praktikuojančių katalikų krikščionys pakeitė tą gyvenimo kokybę, nuramino mintis, tos nuogąstavimus ir pergyvenimus dėl dalykų, iš tikrųjų nereikia pergyventi, iš tikrųjų. Kiekvieną dieną mes gauname kaip dovaną ir pasirenkam, kaip mes tą dieną gyvensime, o su Dievu, su Jėzumi, iš tikrųjų. Nežinau, kad privalome rinktis džiaugsmą, gyventi džiaugsme ir prasmingai. Tai tikriausiai mes kartus, kad tai išgelbėjo mano kiekvieną. Iš tikrųjų, kaip ta Dovydo psalmė, žinome, 23 yra, kur Dievas mane veda per didžiausias tamsybės ir man nieko netrūksta. Ypač tuose neužtikrintumo momentuose, tas žinojimas, kad yra į ką atsiremti, yra kažkas aukščiau į tave padeda, nes jeigu, kaip sako, aš tikiu į save, tai jeigu kas nors nesigauna, tu pirmiausia tada kaltas esi tik tu ir to prieglašio tarsi nebėra, bet apie tuos sunkumus Ringa Judas papildys, mes apie kūrybą, apie meną, nes matome dažniausiai tą galutinį produktą jau ir pats menininkas atskleidžia, bet vis tiek neįjungiant tų šiuolaikinių medijų viso neskiriant, jeigu to nepaverčiant kūrybos proceso menu, mes matom tik galutinį produktą. Tai koks tas iš tikrųjų yra menininko gyvenimas, kaip tu būtum papasakotum, kas už tų galutinių produktų slypi, kiek to kelio nueiti reikia, kad galėtum parodyti kitiem, ką sukūrei. Aš tikrai jau nusiraminau ir žinau, kad
kad menininkui tas kitoks pasaulio suvokimas, kitoks matymas ir tas duotas kūrybiškumas, bet tai tikrai yra Dievo dovana. Ir tie žmonės, kuriantis, jie yra ir jautresni, ir jie kitaip mato, kitaip jaučia ir pasaulį, ir kitus žmonės, ir mūsų yra misija kurti. Mes galbūt kartais kažkokiu baimę vedami, nepasitikėjimo savim, vis bandom nusisukti, nes galvojam, čia nesąmonė, čia neįmanoma išgyventi, o jeigu nori būti toks, sėkmingas menininkas, tada turi vis tiek burti aplink save komandą, vadybą, užsimti labai stipriai ir dideliais procesais, vadybinti savo meno pardavimus. Tai yra irgi tikrai daug atsakomybės ir kantrybės reikalaujantis darbas. Ir galbūt irgi ne kiekvienas menininkas išdrįsta. Ir tai yra Dievo dovana, bet kartais mes tiesiog, kad turėtumėm iš ko pragyventi, ar ne, imamės kitų veiklų, kitų darbų, arba kelis darom darbus vienu metu, o kūryba lieka kaip hobis. Ir vis tiek nesi laimingas, nes tu išvaistai daug energijos kitiem dalykam ir galų gale nėra tavo kažkokios vientisos produktyvios kūrybos ir nėra tavęs pilna koja kitose veiklose. Tai, aš čia ir apie save čia kalbu. Tai vis dar ieškau, kaip patikėti savim, kaip atrasti tą stiprumą, drąsą ir tiesiog priimti, kad tu turi daryti tai. Tu turi iš kūrybos gyventi. Ir galbūt, nežinau, gal Lietuvoje nėra to kažkokios didelės rinkos menininkams sunkiau, bet pažvelgiant plačiau į pasaulį, tai kūryba ir menas yra labai vertinami. Gal pas mus nėra dar tas mentalitetas toks susiformavęs, po truputį keičiasi ir kažkaip politinė prasme nėra krypties, kad kultūra yra numeris 1, kad tai ne bulvės ir ne dešrelės pardavinėjamos. Meno kūriniai daug daugiau neša visokių ir dvasinių ir emocinių dalykų ir augina mus geresniais žmonės. Liudai, iš tos kultūros vadybos, iš parodų direktoriaus, nes vis tiek tai yra dalis kultūrų komunikacijų centro. Koks tas menininko kelias, kol atidaroma ta paroda, kol gali visi pasidžiaugti tą kūrybą? Labai ilgas, sudėtingas ir įvairus, sakant, vingiuotus. Tas kelias, aišku, pirmoji vietoje, kaip ir sakant, darbas, koncentruotas darbas, ta kryptis, kad savo kūrybinę veiklą ir to ir užsiimti, kurti. Ir aišku, talentas reikalingas, tai įvairus kelias. Aišku, tikriausiai tos studijos yra dažniausiai yra baigtos meno studijos. Visas gyvenimas, tai gyvenimo veikla ir tas darbas yra vienas iš to natūraliai išplaukiančių kūrybos pristatymų rezultatų. Jurgą šiaip dažniausiai žinome kaip mados savaitės veidą, kaip dizainerė, bet dabar pagrindinė tavo koncentracija yra kūrybos soda, jeigu neklystu. Tai kaip tą odą atradai, kaip jinai pas tave atsirado, ir nes tai nėra labai populiari medžiaga ir nėra daugybės žinomų menininkų, kurie sodą kuria. Tai kodėl to dar ir kaip jinai pas tave atsirado?
jau aš apie 20 metų draugavome su Oda ir jau ją visaip, atrodo, išoperavau ir kūrybiškai, ir konceptualiai, ir kūriau ir objektus, ir įvairius vizualius kažkokius meno kūrinius, ir aišku, ir nešiojamus aksesuarus, ir rankinės, ir diržus, ir žodžiu daug visai su Oda draugavau ir truputį dabar jau jaučiu, kad esu tarsi beveik viską jau padarius su šita medžiaga. Žinoma, norėčiau į didžiulius formatus išeiti, bet reikia tam pasiruošti, nusiteikti ir panašiai. Tai truputį tokia galbūt dabar kaip pauzė, nes aš suvokiu, kad aš labai daug turiu žinių ir liktai, kad palengvėtų viduje ir galėčiau vėl atsirasti erdvės kūrybai, reikia man iškrauti tas žinias. Tai dabar šiuo metu vis galvoju, mąstau apie pasidalinimą, nežinau, kokia tai bus forma, man kažkokie seminarai, ar paskaitos, ar workshopai. Truputį norisi atiduoti ir po to vėl sugrįžti, bet dar nežinau irgi, bet jau minėjau, kad į didelius formatus išeiti, bet į kažkokius mažus konceptualius vis atrasti dar kažko naujo, tai yra smagu. Bet šiuo metu truputį pasinėriau į mokslus naujus, studijuoju grafinį dizainą, web dizainą, nes vėl įdomu, kaip mano kūryba į kibernetinės erdvės gali išplisti. Ir po to vėl atrodo, kad viską kartu bandysiu vėl sujungti naujas žinias su senomis. Tai žodžiu, tokiuose nardo procesuose nuolatiniuose, kur atrodo jau gal reikėtų kažkaip jau po tiek daug metų ties kažkuria kryptim sustoti ir jau bet man neįdomu, aš vis noriu kažko, o ko nežinai ir vis ieškai toks nuolatinis paieškos procesas. Ta kūryba dažniausiai yra tie ieškojimai, nes jeigu tu tampi amatininku, jeigu tu nusistovi vienoje vietoje tarsi, o ką jeigu išsikrauti, ar kuri ką nors eini dirbtuves meno išsivalymui naudoji kūrybą, ar ne, vis dėlto išsikrovimui pasilieki kažką kito. Nes dažniausiai tas iš to klasikinės frazės, kad menininkas turi kentėti, kad kurti. Jo, man pavyzdžiui, švarus odos gabalas arba kaip nubalta drobė, man yra kažkas labai švento. Ir aš turiu ilgai kauptis, kad jau galėčiau savo leisti, jau ten kažką išlieti. Man tai labai yra atsakinga. Ir tai nėra ta forma, kad aš einu ir ten išsitaškau studijoje ir kasdien ar kelis kartus per savaitę vis išsiliečiau ant medžiagos kažkaip kūrybiškai. Tai bet išsikrauti energiją kažkokią, tai aš per judėjimą labiau. Tai einu miške, bėgu miške, lendu į šaltą jūrą žiemą, plaukiu baseine, per tą judesį išsikrovinėju. Ir vis jau norisi daugiau ir daugiau. Kad galėtum nurimt ir tada ateit švarus į studiją ir tada kažkaip padėti vieną tašką. Taip, man yra toks tas kūrybos procesas. O kaip liūdai, kad tu išsikrauni? Kaip išsikraunu, tai irgi atradau naują veiklą užsiėmimą. Esu šaulys nuo 19 metų. Dar mes irgi
tai yra tam tikri atitrūkimai nuo tos kasdienybės, tos pratybos miške ir tiesiog pailsi mintys. Ir paskutinis yra irgi susijęs su šuoliais, tai ten su poilsis bokso treniruotis. Tai virš metų lankau, užsiiminėju, tai iš tikrųjų yra tai, kas padeda išsikrauti ir pasikrauti, nes toks balansas taip, begalvodamas, kad tos visos tie užsiėmimai, tie dalykai, ta kūryba, tikėjimas, tie kažkokios veiklos yra tam tikras transcendentinės būsenas, tokias truputį atitrūkimas nuo tos realybės, nuo kasdienybės, išėjimas tas transcendentinės būsenas, ta pati kūryba, kai tai nėra, daug kas vyksta kuriant, galvoje, tie procesai, tai nėra ta kasdienybė. Kad man taip valyti, kiek čia reikės mokėti už komunalinės paslaugas. Išgyveninti tam tikrus procesus, tam tikras diskusijas su savimi, kol gimsta tas kūrinys. Tai man buvimas šuliu irgi jis toks ir jisai kitos tos diskusijos vyksta viduje, ta pati kova su vidiniu aš, kad tai nėra kariuomenė, nėra ta statutinė organizacija, tai yra šaulių visuomeninė organizacija, kur teoriškai visada yra ta galimybė, kad sakyti, kad aš nepagaliu, aš išeinu tiesiog pasitraukti vidury užduoties, vidury pratybų. Ir tie momentai tai būna tos, kad atrodo nebegali, pasiduodi viskas, ką man čia reikia, ko aš jau užsiemu, bet po to, kad tarsi vidinės diskusija, kalba su savimi, kad liūdai, tu gali, liūdai. Ir aišku, dar Dievo pagalba ateina, kai jau pats nebegali, tai jau Dieve padėjo. Iš tikrųjų, teologiška labai yra, tiek žmogus yra vienintelis Dievo kūrinys, kuris geba kurti ir tarnavimas irgi taip pat. Prie tos mados savaitės jau prieikime. Tai pirmiausiai vėl, kai atrodo visas fokusas Vilniui, dar kažkiek kultūros Kaunas pasiima, jūs tokį unikalų renginį Klaipėdai darote. Jau virš 10 metų. Tai gal pirmiausiai kodėl, o paskui jau visa ta mados savaitės istorija. Aš dabar klausausi ir galvoju, čia tokia savotiška irgi tarnystė. Nes kai pradėjom kurti prieš 13 beveik jau nusimato 13 festivalis, tikriausiai pradėjom kurti iš tokio jaunatviško maksimalizmo, iš norėjimo išbandyti savo jėgas, pamatyti, ką aš galiu, ką mes, kur mus nuveks. Aš galiu pertraukti, iš tikrųjų, paskutinį dalyką pasakyti, Jurga buvo šviežiai, kaip sakant, priviliojasi Klaipėdą ir kūrėm tokią kūrybos industrijos asociaciją. Iš tikrųjų, Klaipėdai vis tiek yra tas kultūrinis gyvenimas, visą laiką buvo vienokia ar kitokia forma ir visai gerų dalykų vykdavo. Tai taip, kūrėm tą asociaciją ir Jurga sako, yra čia mados festivalis. Nėra, tai sako, šį padarysiu. Tie žodžiai įsirėžė, tas toks užsispyrimas ir galiausiai rezultatai. Nes aš atvažiavau į Klaipėdą iš Šiaulių. Šiauliuose gyvenau 12 metų, baigiau ten menus, magistrą, po to 6 metus dirbau galerijoje, Šiaulių dailės galerijoje, kuri yra kaip toks šiuolaikinio meno centras Šiauliuose ir ten tebevyksta šiuolaikinio meno festivaliai, medijų meno festivaliai, ten ir madų šou vyksta ir aš ten įgijau daug patirties, tiek parodinės, tiek kuravimo ir tiesiog atvažiavau gyventi į naują miestą
Ir man toksai noras viską išbandyti, ką aš jau išmokus esu. Ir Kas pristatinėjai kolekcijos irgi. jo, ir pati kaip eksperimentinė dizainerė rodžiau savo kolekcijas ir Šiauliuose, Virus mada, ir mados infekcijoje, ir į Angliją teko išvažiuoti su viena kolekcija. Tai aktyviai, žodžiu, ir pati kūriau, ir pati kuravau. Tai man atrodė, kad tai labai įdomu, kad tai prasminga, kad tai yra saviraiška ir suburti bendruomenę panašiai mąstančius ir gyvenančius ir kuriančius žmonės, tai yra labai reikšminga ir prasminga iš tikrųjų, nes tu pats tame gyveni ir tu suburi aplink save panašius žmonės ir tada tu tiesiog savam tam burbule pilnavertiškai jauties. Ir vat, kaip kartą į metus mes suburiam, sukviečiam į Klaipėdą mados industrijos bendruomenę, tiek Lietuvos, tiek jaunuosius dar studijuojančius, tiek jau pažengusius žinomus dizainerius, tada pakviečiam ir Latvijos, Estijos įvedančius dizainerius ir tada mes per tokį natūralų žmogišką šiltą bendravimą sugebam pakviesti ir iš Berlyno ir dizainerius, ir lektorius, ir ten iš Niujorko parskrenda lietuviai, kurie ten plačiai darbuojasi mados industrijoje. Žodžiu, vieną kartą metuose Klaipėdai toksai susibūrė branduolys, bet toks visiškai globalus mažiukas branduoliukas. Ir mes tada pasijuntam, kad mes esam kažkur Niujorke, Berlyne, bet tai vyksta Klaipėdai. Ir kažkaip, kai gauni atgalinį ryšį iš tų žmonių, iš dizainerių, iš stilistų, iš fotografų, iš žurnalistų, iš, žodžiu, įvairių mados industrijos atstovų, kad čia yra wow, kad čia toks reiškinys, kad nenustokit daryti, kad čia labai prasminga, žodžiu, tiesiog tai yra augimas ir mes visi kartu ir patys augam ir jaunieji dalyviai auga kartu ir tai yra labai prasminga, bet kažkaip dabar tokiam esam procese, kai tarsi truputį perdegėm, truputį išsiskyrėm. Netruputį stipriai esam perdegę. Ir prasmės gal tokios nebelabai jau matome, suvokiam, kad tai yra labai prasminga, bet kažkaip patys norėtumėm su Liudu likti jau turėti kažkokius bendraminčius. Rasti bendraminčių, kas gal jaunesnė, labiau dar entuzijazmo. Jo, kad perimtų, padėtų dalimi kažkaip užkurti vėl tą truputį prigesusią ugnį. Taip, bet prisijungia komanda irgi, kai kurie jau po keletą metų prisijungia, iš miestų Klaipėdą gal čia padėti įgyvendinti festivalį, bet kadangi, kaip pasakyti, čia daug kas laikosi ant mūsų dviejų, mūsų šeimoje ir tas truputį irgi vargina, nes tai, darbas, to festivalio kilnavimas, organizavimas, iššūkiai, rūpešiai, jie pareina į šeimą. Ir darbas po darbo. Darbas po darbo ir tiesiog, kartais toks gyvenimas, tai yra tiesiog darbe visą laiką, nes visą laiką reikia spręsti, organizuoti dienotę. Tai didelis iššūkis. Bet vis tiek jisai yra įkvepiantis ir su prasme, kaip ir pasako, tam tikrą tarnystę. Tai džiugina tie jaunimo, jaunų kūrėjų, modelių, savanorių, tos degančios akys, džiaugsmo akys, kad jie tokie laimingi, čia tokie prastą metų. Tai manau, kad prisidedam prie tos gražesnės Klaipėdos kaip didmiesčio
kūrimo. Tai nuolatos irgi stebim procesus, žiūrim kokie vėjai, kaip atrodo pristatymai ten Kopenhagos mados savaitėj. Patys irgi karts nuo karto išvykstam tai į Londoną, tai į Berlyną pasižiūrėti, ar mes čia tik tai kažkokioj utopijoj prisifantazavę, kažką kūrėm, bandom kopijuoti, ar čia realu. Ir kai pamatai, kad tiesiog, tai yra elementarūs visur dalykai, tie kolekcijų pristatymai vyksta panašiai kaip, modeliai, dizaineris ruošiasi, stilistai ruošiasi, fotografai ruošiasi. Tai yra tokie procesai normalūs ir jie realūs ir mes lygiai taip pat darom tokius pat procesus. Tai man tai, pavyzdžiui, kaip menininkui parodos atidarymas, pristatymas yra kaip šventė, nes jisai savo kūrybą pristato. Lygiai taip pat ir dizaineriui pristatyti kolekciją, tad vis tiek jinai yra labai daug joje kūrybos. Ant podiumo toks taip pat kaip šventė, kaip mini spektaklis. Ir tai yra tikrai meno procesai, kurie gyvi, daug žmonių įtraukia. Ir šitie visi procesai, manau, kaip tik mus ir veda į priekį ir pakelia mus nuo to tokio kasdienybės. Tai va mes tose procesuose su Liudu ir nardom, nes mums atrodo, kad tai yra prasminga. Manau, kadangi nėra precedentų, tai automatiškai, jeigu nelieka šitos dalies mados iš Klaipėdos ir išimant, jeigu o kiek laiko visas tas pasiruošimo jau praktinis procesas, visas organizavimas užtrunka. Ir prieš po dar, kol jūs jau viskas, jau mados savaitė ramiai iki kitų metų laukiam, mes toliau į savo įprastą vagą grįžtam. Nėra pertraukų. Mes norėtume, kad suktųsi visus metus. Kaip gerai, tai prasme, Procesas organizacijos. visi supasi, nes tai yra vis tiek finansuojamos savivaldybės, valstybės buvo bent jau. Tai visi iššūkis ir visai, kai yra nežinia, tokia, kaip bus tie kiti metai, ir gausim finansavimą, ar negausim. Tai yra irgi, tam tikra dalis vaikas yra metų pabaigų, metų pradžioje ataskaitų rengimas, tada ir projektų teikimas paraiškų, ir metų pradžioje, ir metų pabaiga, planavimas, teikiant projektų paraišką ir bendrauti su būsimais numatytais dalyviais, ar jie sutinka, rėmėjų paieška, kas irgi iš tikrųjų yra didelis iššūkis ir tikimės, kad kažkaip tai atsiųs mums Dievas tą asmenį, kuris entuziastingai įsitrauktų ir padėtų pritraukti papildomus finansus, nes užsienio praktika, tai Kopenhaga, valstybės rėmimo yra 15%, 85% verslo. Pas mus realiai yra atvirkščiai. Didžioji dalis valstybės ir savivaldybės, verslas ir irgi tokia dažniausiai remia paslaugomis, už jūs prekinius, gyvensim dėkingi už tai. Štai vietoj irgi tikriausiai reikalingas žmogus, kuris to galėtų pilnai užsiimti visus metus, nes aš pats iš tikrųjų didelės atsakomybės organizacijai, kur vadovauju, to laiko, kurį galiu skirti festivalio organizavimui, yra minimaliai, po darbo kažkiek savaitgalį, reikėjo laiko ir poilsiui, tai tokia entuziastų komanda yra labai svarbi, kur man tik įprastų ir prisijungti, bet šito pusės kažkaip jeigu taip grubiai, tai vis tiek vyksta apie kelis mėnesius prieš mados savaitę labai intensyviai.
pasiruošimas. Pusę metų, tai prasme, vis laik Ir po to irgi keli mėnesiai, bet tai pusę metų. Ir dar tas kitas pusmetis toks parašymų rašymas. kur nesimato. Dar kai tu, ir jo, ir visokie raštai ten tralelė. Ir, o tas mėno prieš festivalį ir per patį festivalį toks nemiegotų naktų. Paskui tikrai kokius 2 mėnesius. Nu, ir kokia Bet prasme, ką mes čia darom, žodžiu, vaikai išignoruoti, išvežti tos senelius. Mes čia dienom naktim, nenutrūkstam tokiam darbe, be poilsio, tas važiuoja kiaulės iš šypsosi, visi tai Mes irgi laimingi. mes jau kaip Ta savaitė. kaip jūs matot, visi klausimas būna pagrįsta, nori laukit, jau prasideda ir laukit, ir laukit, ta prasme, jo, laukit, kada pasibaigs, labiausiai laukit, kada pasibaigs. Bet gal apskritai labai didžiulė dalis Lietuvos kultūros stovi ant tų paramų ir Klaipėdoje tos visos dramos nerimsta, visi viešoje erdvėje, vieni kitiem vidiniuose ratose atrodo taip nėra, bet kai viskas išeina į viešą erdvę, ten atrodo karo kirvius gatavė atsikasti ir tam gerklę perkasti. Bet tokie bendrai Klaipėdoje tas, bent jau aš dažniausiai susiduriu, kad tarsi mes gyvenam tose salose, kur jos nesusisiekė. Nes, tarkime, imkime, man elementarus pavyzdys yra Žiogės su Marintušiu, kur yra, atrodo, geriausi draugai ir abu pilnai daro, bet jie niekad nesusieis ir kad tu kažko nepadarys. Arba tenais, jeigu tu priklausai vienai grupiai, tai jau su kita grupė tu nedarysi nieko tarsi. Kiek iš Liudai tu daugiau matai to viso mentaliteto Klaipėdos problemų tam mūsų kultūriniam, kūrybiniam gyvenime? Čia nekalbant apie pinigus, pinigų dalybas, bet apie tą patį mentalitetą. Taip, to yra, aš manau, visą laiką tas buvo, tam tikro, kaip pasakyti, pasidalinimo tas salas, tas grupelės ir jeigu tiesiai šviesiai atvirai pasakyti, tai manau, yra būtent tam tikro, kaip čia prieš įvaidinti. Chebrytės? Turiu labiau minėti, kad kaip nėra kaip sakyti, sveika, galim sakyti, tam tikrų intervencijų galbūt. Reikia tame, galbūt buvo vienas iš pavyzdžių, kai buvo ruošiamas kultūros sostinėje Europos. Tai buvo, manau, įvykusio tam tikro susiteikimo bendram tam tikslui. Tikiuosi, kad galbūt ir bus priimtų sprendimų dėl sekančio bendradarbiavimo, kas manau irgi tikrai prisidėtų prie tos bendruomenės telkimo bendriems darbams bendrai. Tai Klaipėdoje, aš sakyčiau, ekosistemai, kad palaikyti ir tas įtampos, bet vis tiek yra, kaip sakyti, skirtingos jau ir kartos tų kūrėjų, jos visada, bet šiais laikais kitos technologijos, informacijos pačiai visus, tai tie atitrūkimai yra galbūt didesni ir per kažkodėl vis tiek tos atskirtis, atskirumas, tos savos, jos susikuria, kiek natūraliai, nenatūraliai, nežinau, bet vėlgi, prieš tai kalbėjausi apie tą, galbūt kūrėjo ego, kad, nežinau, man atrodo, kad tas kūrėjas jisai nori būti, kad jisai aš čia, tikrai pripažinimo, kad aš čia kūrėjas ir gaunu pripažinimo, jam tai stiprėja, kad aš čia tikrai, aš čia geras kūrėjas, gal ir, taip aš nenoras būti tais geriausiais, bet, ta kūrybai, tas pripažinimas geriausiai vėlgi priklauso nuo tos kūrybos tikriausiai vertintojų, kritikų, menotyrininkų ir
tai subjektyvus yra tas matavimas. Kažkam vienas galbūt patinka autorius, jo kūryba, kažkam kitas. Su tais skirtingais požiūriais tikriausiai neras to susikalbėjimo, susitarimo, kuris iš tų, prasme, geresnis. Tai prasme, vienas yra pusiai geras, kitas kitoj. Ir gaila dėl to susiskaidimo, bet, nežinau, aš tikiu teigiamais pokyčiais, bet kuriuo atveju supratimo galbūt ir iš, kaip sakant, valdžios to požiūrio, kad kultūra, kūryba yra reikšminga mūsų visuomenėje, tai yra pagrindas, pamatas, nes kas dabar yra pačioje Lietuvos valstybės vizijoje 50 metų. Kalbama, matykime, kad taip, kultūra yra pagrindas, ko yra visa kita kuriama ir statoma. Tai bet kuria, visais laikais ta kūryba buvo, sakant, remiama, mecenatoriai, fundatoriai, taip aš net. Todėl mes turime tos išlikusius autorius, kūrėjus, ankstyvų laikų, nes juos remdavo, Valdovas, Dvaris, kiti turtingieji, kad laikydavo tos talentus, tai iš tikrųjų dabar nebeturint to dvaro, to valdovo karalius, tai toj vietoj turime, sakant, valstybinės institucijos, kurios palaiko tą kūrybą, aš pinigų visada mažai. Kuriems galbūt atrodo, kad ta kūryba yra toksai lengvas apsipelnimo šaltinis, kad menas gali būti bet kas, menininkų gali būti bet kas ir duokit man pinigų, aš kuriu, aš sukursiu meną, bet tų pinigų yra ribotas santykis, aišku, dėl būtų, kad būtų neribotas tas finansinis šaltinis, finansavimas, jeigu tu kūrėjas, nori kažką kurti, mes kaip valstybė, kaip visuomenė turėtume skatinti, steigti galimybes, bet aišku, turi būti galbūt tam tikra kontrolė, atsiskaitymas, kad nebūtų to parazitavimo, bet kai kalbu apie, tarkim, kitą visuomenės grupę, kur tarkim, bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai arba tam tikri elementai, kur negražu taip sakyti, bet kažkuria prasme parazituoja iš tų pašalpų, iš nelegalių pajamų ir panašiai. Ir tie asmenys tiesiog yra priimami, tai prasme, bet vis tiek, tai prasme, jie remiami, kompensacijos įvairios, o kūrėjas, kur jie yra besąlygiškai. jo, yra tam tikro tokios abejonėm apie tą kūrybą, nes vėlgi tą patys kritikai, man atrodo, todėl kalbėti apie kūrybinę mažumą ir tą inertinę daugumą, apie ten 15-20% tų kūrėjų, o visi kiti yra ta inertinė dauguma, kur parodys kryptį ir galbūt truputį, kaip sakant, pakreips ir ta visa didžioji masė tą pusę ir judės. Tai, kad tie menininkai, kurie jie turi didžiulį potencialą keisti visuomenę, kokią ateitį, kokia bus to mūsų ateitis, ir aš manau, kad turi nedrąsiai tai finansuoti ir natūraliai susitvarkyti tas, kas tikrai yra kūrėjas ir kodėl kas tas tikisi lengvų pinigų, bet iš vis vėlgi, tai prasme, tie galbūt ir kažkokių avantiūrų paskatinimas, ne finansiškai, jis vėlgi sukuria tam tikrus rezultatus, tą patį vertinimą, diskusijas apie tai, aš manau, tai buvo prasminga ar neprasminga, ką tai duoda, ir galbūt iš tų diskusijų gali kažkam trečiam, ketvirtam, aptyti dar visai kita idėja, pilnai susijusi su konkrečia kūryba, bet su kitų sprendimų visuomenėje. Tai manau, kad turi būti ta valstybės pozicija, kad kultūra, kūryba, menas turi būti stipriai finansuojama, neribotai finansuojama. Tai mus tik tai nauda. Ar tada, kad jau Klaipėdos
kultūros kūrėjų bendruomenė pasirengusi ir užtektinai nori tokio didžiulio projekto kaip Europos kultūros sostinė. O jeigu, kaip sakant, realistiškai viską žiūrėti, tai taip, tai yra tada daug klausimų abejonių, ar tikrai šiandieninė ta Klaipėdos kultūros ekosistema yra tokia, kuri galėtų kažkaip, būtų tokia reikšminga, kad sakytume, va, mes čia esam pasiruošę pristatyti kaip Europos kultūros sostinę, bet iš kitos pusės aš manau, kad tam yra visos galimybės tam susitelkimui ir per tą telkimąsi gali ir susikurti visai reikšmingų jungčių iniciatyvų ir pagyvėti tas visas kultūros, tas laukas, gyvenimas, būtų, kaip sakant, vienu šūviu du zuikiai, kad telkiantis tam bendram tikslui, tas ir kūrėjai, kūrybinėms iniciatyvoms, galbūt kažką tai paskatintų irgi tai kūrybinį saviraišką ar netgi atvykti į Klaipėdą, keltis į Klaipėdą. Tai manau, kad galimybės yra. Tik aš manau, visą laiką reikia tiktais to stelkiančios jėgos ir noro. Juga iš tavo matymo lauko, kaip ta Klaipėdos kultūrinė, kūrybinė ekosistema visą tą situaciją atrodo. Aš manau, kad Klaipėda tikrai yra labai daug kuriančių organizacijų ir pačių individualių menininkų, kurie tikrai išvažiuoja ir į užsienio parodas didžiulės ir teatrai, kurie taip pat gastroliuoja po pasaulį ir garsina ir Lietuvą ir tikrai pasaulinio lygio kūrėjai, menininkai. Nežinau, aš tai jaučiuos irgi kaip atskira žuvelė šitam visam Klaipėdos kūrėjų burbule ir tikriausiai tikrai yra to tokio stipraus individualumo ir tai jaučiasi, kad kiekvienas menininkas ar kažkoks ar organizacija kūrėjų, jie jaučiasi, kad palaiko tą tokį individualumą. Galbūt tai yra savotiškas variklis kurti, padaryti, ką gebi geriausio, parodyti, kad tu gali. Ir tai savotiškai galbūt ir palengvina, nes yra Klaipėda mažesnis miestas, truputį nuo sostinės atitrūkęs, kūrėjai galbūt taip nepaskęsta bendram tokiam dideliam tam katile ir turi ir laisvę daugiau ir atitrūkimo ir labai stipriai kūrė. Ir tiesiog rodo viską pasaulį. Iš tikrųjų, taip atrodo, kol nepradedi gilintis, kol žiūri tik tais tuos menininkus, kurie gauna progą Klaipėdai išeksponuoti savo kūrybą, jų neatrodo labai daug, bet kai pradedi žiūrėti, ir pokalbių metu, kai ieškaisi, kas kūrė, ir jaunų, ir kai kiti padaro projektus, kur tuos kūrėjus parodo, tai iš tikrųjų yra didžiulė tų kuriančių žmonių čia bendruomenė, jeigu imam dar tuos, kurie
tas galvas didelis jau, kas projektus pasirašo ir renginius padaro kūrybiniai plotmėj. Tai gaunasi kaip tokiam sąlyginai nedideliam miestui visai ta nemaža koncentracija. Bet apie tas formas kūrybos ir šiuolaikiškumą ir bendruomenių kūrimą, Liudai, tas, ką dabar darote, truputėlį praskleisk tas vizijas, tas idėjas su kultūrų komunikacijų centru, nes tenais tampa visai kažkuo, ko Klaipėdoj dar tarsi ir nematėme. Tai čia, tiesiog sunku galbūt paprastai kažkaip tai apie pakalbėti. Nes visas konceptas keičiasi, tas perėjimas iš parodų rūmų į tą visą kultūrų komunikacijų centrą. Ir tai, kaip jūs statote tą kultūrų komunikacijų centrą, kad jisai nebūtų tik pavadinimu. Tai taip, trumpa priešistorė, tai kultūrų komunikacijų centras, jisai yra, galima sakyti, renginys su menininkų, Klaipėdos menininkų namų, kurie pirmą buvo pervadinti kultūrų komunikacijų centrą, ir ten buvo dar prijungti parodų rūmų. Tai tas sujungimas, tas pavadinimas iš tikrųjų funkcijų priskirtų gausa gal 11 funkcijų, kad centras vykdo įgyvendina. Aišku, labiausiai yra matoma parodos parodų rūmuose, bet čia vyksta įvairūs procesai, pradedant tam pačiam kūrybiniam dirbtuvėm, užsiėmimais edukaciniais, ir tarptautinė rezidencija yra, kur atvyksta menininkai, kurie ilgesniam laikui, nuo kelių savaičių iki poros mėnesių praleisti čia Klaipėdoje, kurti ir kurti santykį su sovietus bendruomenė. Taip pat yra ir kultūrinės informacijos sklaida, tai portalas Kultūrpolis, taip pat kultūrinių kompetencijų ugdymo modelio įgyvendinimas, ir priemonė iniciatyva, kad klasės iš mokyklų išeitų į kultūros įstaigas ir pamokos įprastas pagal programą mokymas vyktų kultūros įstaigose. Ir šalia leidybiniai projektai, pagalba jauniesiems menininkams, aišku, parodų projektų organizavimas, aš nelabai yra platus spektras. Ir tai čia buvo sunki, pilna iššūkių, nes organizacija, galima sakyti, šlubaro, patiem mum buvo tada. Ir prieš pradedant dirbti, paskutiniai metai tokie, kad sunkiai viliodavo, patraukdavo ateiti. Tik tie statistiniai rodikliai rodė sumažėjimą lankytojų. Tai pradėjus dirbti, pasikvietė tiesiog mums vadovas, noras, kaip ir pakalbėti apie lūkesčius, ko tikisi, tai jau sakė to. Ankstesnis vadovas tikrai buvo užkėlęs aukštą kartelę ir, taip sakant, kad pareikėjo įvairaus turinio ir gausaus lankymo. Tai tikriausiai įtakoja per pirmosius 2 metus galbūt intensyvesnis parodų grafikas, trumpesnės parodos, daugiau ir šie kiti renginiai, tie užsisuka, kaip sakant, varikliukais, kad čia vyksta, bet iš tos pusės tai
atsiliepia ir resursai yra riboti, tas greitas parodų keitimas įtakoja tos net didžiulis dėmesys tam yra skiriamas, su organizuoja parodą, aš turėjom organizacijos išinstaliavimą ar kitą parodą ir tas greitas tempas, truputį nusprendėm lėtinti po truputį, aišku, tai greitai mūsų lėtinsim, bet šiandien kai kurios parodos, kurios reikalauja didesnių resursų, vyks ilgiau, kitos irgi po dažniau 4 savaitės vyks, nei 3. Ir šalia to yra supratimas, kad mes esame šitą įstaigą patvirtinta centrais bendruomenei, Klaipėdos gyventojams, miestiečiams ir turim atsižvelgti į juos, kurti tą bendruomenę, jie kalbų kolektyvą, kurti Mitchell klubą. Tai kažkuria prasme tai darbas, bet turbūt ir ta papildomų veiklų ir renginių įvairovė matau prasme tame skatiname ir galimybių sukūrime, kartais senovės įteikia, kaip kūrybinė praktika yra. Kiekvienas esame kūrėjas, bet tik reikia tam tikrų, kaip sakyti, galimybių, tiesiog kažkokių priemonių, kaip degų ir spartinimo lapų, to spalvinimo. Tai ir tai bandom irgi veikti, tai Antrumo kiemelyje pastatėm tokią kaip sceną, pasijungti ir grok su elektros galimybė pasijungti elektrą, tiesiog idėja buvo, kad laisvai bet kas gali atvykti, pasistatyti savo instrumentus, jeigu reikia, mes kažkokius sudarom galimybės įgarsinimai panašiai, ir kad vykti tas, kad turėtų kaip sceną, kur pasirodyti. Tas tradicija tapęs karnavaldonas, renginys kūrėjams, menininkams, bendruomenei, tokia pušventė, kad ir net, kaip sakant, telkti kad tie skirtingos savos irgi susiplauktų į tą renginį su kaukėm. Ir kiti dabar irgi čia iniciatyva paskatinti komedijų scenos Klaipėdoje atsiradimą ir jos kažkur tai visai šon atrodo klostosi. Aišku, taip, tai kas tokie daugiausia matosi ir toms masėms, tai plačia auditorija, bet iš tikrųjų tai dirbam ir kuriam ryšius ir idėjas ir su kaip meno profesionalais, menotyrininkais, kritikais, kuratorius, tyrėjais, doktorantais, daktarais meno, tam netikrų renginių, reiškinių procesų, kažkaip prasme šiek tiek nišiniai ir gali būti plačiai visuomenės aptarnėjimų, su paskutiniu atveju buvo per renginį kvietėm Validą Užiečių, sako Atlantas, pagaliau primesta džemas iš to, ką nesuprantu ir man įdomu, bet tiesiog, taip, panašiai bus, panašiai iš tikrųjų buvo, tik ne pagaliau, bet daiktų iškliubo konceptuali tokia paroda, bet esam parengę tokią kaip pagaminę kaip knygai skirtuką, bet ten yra instrukcija, klausimai, kuriuos užduoti savo, atsakyti, kaip suprasti tą kūrinį, taip vadinamą šiuolaikinį meną, postšiuolaikinį meną, konceptualų meną, kad kaip pamatyti tą prasmę, tai ką, taip prasme, važiuoji kažkur, daug ir mes tai nieko nesupratome, kai klausi klausimus, tu permąstai, tai kuriasi ryšys su tuo kūriniu ir tas menas tampa artimesnis, tai irgi yra iš tokių krypčių, atsiskleidimas, tas draugiškas kvietimas ateiti,
kurti ryšį, kažkaip. Edukacija. Taip, edukacijos viena iš veiklų krypčių, tai to santykio kūrimas su jaunąja karta, su moksleiviais, mokyklų bendruomenėmis, kad plius Klaipėdos miesto mokyklų moksleiviams lankymas nemokamas yra, kompensuojamas savivaldybės ir realiai kasdieną gali ateiti ar mokiniai, ar individualiai grupelėmis, ar su mokytojais, tai yra tokia. Dabar stengiamės kurti tą jaugesnę aplinką, pirmame aukšte turim bibliotekėlę mažą, stalą, prie kurio galim susėsti, iš tikrųjų esam atviri ir turim tam tikrą prasme, kad kultūrų komunikacijos centras irgi klausia, kad tas ta kultūrų komunikacija. Tikriausiai čia netikriausiai iš tikrųjų tai yra atskira kaip ir studijų kryptis, ta kultūrinė komunikacija. Ir tas pats pavadinimas, jisai galbūt užduoda tokį platų veiklos. Tai tiesiog esam vieta, kur gali susitikti tos skirtingos kultūros, pažinti vieną kitą, megzti tą ryšį ir kurti naujas idėjas. Kad tam šonu žiūrint visus tos procesus kalbytas, tenais bendruomenės kuria. Ar tai, kiek tai prisideda prie to klaipėdiečio, ypač tų jaunesnių klaipėdiečių kaip kultūros vartotojai? Ar tu šoną žiūrėdama matai, kad atsiras, kad tie vaikai atras tas erdves, kai jie užauga vaikai, ne, bet, tarkim, mes paskui apie tai, kas sausio 19 įvyko, paklausinėsiu, bet vien tai, kad į Pijaus, netradicinė jaunatviško, kad menininko parodas kažkas, kas vyksta, kaip jaunimas sako, edžiai, kad jie atrastų, kad jie žinotų, kaip tu tos procesus visus iš šono matai. Tiesiog pati lankausi parodų atidarymuose, nes man įdomu stebėti, kaip auga bendruomenė. Per paskutinius metus su kiekviena paroda atrodo pilnėja salės. Ir kai sutinki kažkokius menininkus ar šiaip žmonės iš Vilniaus pažįstamus, kurie tiesiog leidžia laiką savaitgalį ir tuo pačiu užsuko į parodų rūmus. Ir jie sako, čia tiek žmonių, geras, nesitikėjau. Tai tikrai, paskutinė paroda, 5, kaip atsidarė parodos, ta Pijaus paroda, tai atidarimo tiesiog žmonės netilpo. Ir stovėjo lauke, nežinau, gal pusė žmonių ar trečdalis, kurie netilpo į tą oficialią dalį. Tai ir girdžiu tokius, wow, čia kaip Berlyne, kas čia reivas vyksta galerijai. Tiesiog full house'as, kaip sako. Ir tada toksai džiugesys, kad čia ne jamam tos dienos, čia ne kažkokios, nežinau, nuolaidos ar dar kažkur, bet čia tiesiog į galeriją žmonės ateina. Tai yra wow. Ir jaučiasi, kad keičiasi požiūris į visuomenės. Ir smagu, kad jauni žmonės taip ateina į galeriją ir leidžia laiką. Ir tiek daug vyksta edukacijų, kad aš pati su savo vaikais mes nebespėjam. Arba užsiregistruoti nebespėjam ir nebėra vietų, arba tiesiog, pražiopsojam. Ir vėl edukacija. Yra tikrai daug galimybių praleisti su šeima, kūrybiškai laiką. Tai, aš kadangi pati irgi dirbusi galerijoje ir žinau tos visus kuravimo procesus ir žinau iš vidaus, kaip tai viskas vyksta, tai labai palaikau ir labai džiaugiuosi ir kad tokia nedidelė žmonių komanda sugeba tiek daug renginių padaryti, kurie
kurie netgi vyksta ir savaitgaliais, kur net, nu, sakykime, beveik net nedarbo metu kartais, bet kad, vat, aš manau, kad gera komanda, vat, yra brandolys to, kas auga, kas vystosi, atsiranda vis naujų renginių, reiškinių. Ir tai yra, manau, labai išmintinga ir tikslinga, nes per skirtingas formas renginių tu vis tiek atvedi lankytojų galeriją. Jis galbūt atėjo ten į Pijaus parodą, šiuolaikinę kažkokią gatvės meną pažiūrėti, bet jisai užlips į kitus aukštus. Tai labai noriu dar apie tą sausio 19-osios jau ne parodą, nes man tai ten atrodo, kad naujas etapas atsivėrė, nes Pidžinas, Pijus Čikauskas, gatvės menininkas, atėjo į tradicinės erdves, paskui Gedimino Juškos ilgalaikis projektas, kuris su mėgėjais fotografais fotografavo po Spalvoto erdvėj, kur tik tais, kaip Gediminas sako, be sausio 19 tenais įžengdavo, galėdavo darbas eksponuoti tik tai žmonės su magistro laipsniu. Kai va tokie procesai keičia tiek vietos bendruomenė ir tiek padeda eiti po kelių iš tų parodų rūmų į tą kultūros komunikacijų centrą. Taip, miela girdėti tokį palyginimą, tokį interpretavimą, nes taip kartais atrodo, kad čia yra dvi institucijos, parodų rūmai ir kultūrų komunikacijų centras, kas tas kultūrų komunikacijų centras, tai va tai ir įvyko tarp kultūrinė komunikacija, kur gatvės menas ir akademinė kūryba, Elis Učicskaitis, taip pat performance meno atstovas Kristinas Šenčionytės paroda, taip pat video instaliacija ir Gedimino Juškos fotomenininkų sąjunga, toks inicijuotas projektas, įtraukęs jaunus kūrėjus ir aš manau, kad kiekvienos autorius atsivedė tą savo bendruomenę, tas savo gerbėjus, artimuosius draugus ir tai vyksta ta komunikacija, kad vieni atėjo į vieną parodą, pamatė kitus autorius ir taip yra įvykę ir anksčiau tokių, kad vienu metu 5 parodas, tai yra didžiulis iššūkis ir jau rečiau bus tokių, kad vienu metu irgi pergalvojom, kai kas pamatuoja, vienas čia už durų laikom tokias visus marinčius turim didžiulės erdvės. Kaip ir galėtume įsileisti, galim įsileisti, bet kartais menininkas vis tiek nori, kuratorius laikyti uždarytą tą kaip paslaptį, tą būsimą parodą, kad leisti apžiūrėti jau po tos įžanginės kalbos. Tai parodos, iš ko kaip vyksta tas procesas, kad mes skelbiam atvirą kvietimą ateiti paraiškas, kūrėjams, kuratoriams. Aišku, patys inicijuojame keletą projektų parodų ir vėliau tas visas pateiktas paraiškas ir mūsų kviečiam vertinti išorės ekspertus, menotyrininkus, kuratorius, išmanančius tą lauką Lietuvos ir pasaulinį, kad padėtų atrinkti geriausias parodas ir projektus ir tada taip vyksta derinimas jau su, sakant, atrinktaisiais dėl galimybių, bet čia irgi yra iššūkis, nes dažniausiai visi nori metų pabaigoje rodytis, metų pradžioje mažiau, tai realiai negalim sustabinti ir kai iš šių metų paraiškų tai tik tai trečdalį realiai galim
priimti, paduoda erdvės į vaiką. Tai dar viena tokia, kaip čia, dar vienas iššūkis Klaipėdoje su tom ekspozicinėm erdvėm, kur galėtų, kurie būtų pristatomi, nes vis tiek kultūros komunikacijų centro parodų rūmai turi gal ir tam tikrą, kaip ir tokį prestižą, kaip sakyti, kad tik su magistru galėjome, tai ta bendruomenė, mūsų lankytojai gal tikisi tam tikro aukštesnio lygio, tų parodų konceptualesnių, bet tuo pačiu mes kaip organizacija, kaip vadovas irgi strateguojam, kad būtų atliepti plačiau ir įtraukti klaipėdiečiai, kūrėjai ir jaunesni ir galbūt turintis tą, jeigu būtų surengta paroda, dar plačiau atsiverstų tos galimybės kūrybai. Tai su iššūkiais dėliojant tą parodų planą, jisai susidėlioja ir dabar gyvenime. Aišku, būna įvairių tokių nutikimų, kai paskutiniu momentu paaiškėja, kad ta paroda negali įvykti su tais pačiais ukrainiečiais. Vieną tokį projektą iš Lvivo gyvenimo centro planavom atsivežti, bet 2 savaitės prieš parodą sako, kad pas mus atsirado biurokratinių kliūčių, ten derinimai su ministerija, leidimai, su autoriais, savininkas tų darbų, čia mažiausiai mėnesių mums reikia. Gal galim kito laiko nebėra, nes viskas stipriai suspausta. Tai stengiamės irgi pristatyti skirtingus žanrus, kaip minėjau, skirtingų kartų kūrėjus, ir taip pat sukurti tas galimybės tiems pradedantiems jauniems kūrėjams, kad matyti tą neprasmę, nes iš tikrųjų tas, kai bendėsi tas duris negauni to priėmimo, tai tavo kaip tavęs, kaip kūrėjai nepriima eksponatų, tai tikriausiai nusivilia, kai kūrėjas tikriausiai pamano. Ta asmeninė patirtis, kai esu teikęs tų paraiškų parodos ir tiesiog nepripažįsta, tai tas toksai ir galbūt tame yra to nusivylimo ir bendrai apie tą kūrybą, ką aš čia vėliau. Kadangi mano kūryba ir tai yra tikrai apie meno kaip pokštą, tai man kartais ir pats jokas suteikdamas tam tas idėjas, tokias truputį kaip pokštus ir truputį absurdiškas pats, kiekvieno, kad tu prasme, štai va, koks gali būti menas, bet aš net ir kad dabar suprantu tuos kitus kūrėjus, kad noriu juos palaikyti ir sudaryti, nes man pačiam buvo atveju, kai tos buvo atrinktas ten ir video meno projektus, po to buvo tų jaunų Europos kūrėjų bienalės projektas, atrankos projektas, koks prasme. Buvo autoriai, kai gauni tą galimybę, tavo kūrinys kavo parodų rūmuose, tai iš tikrųjų geras jausmas ir pasitikrinimą, toliau kurti kažką daryti, tai stengiamės, kad tą gerą jausmą patirtų daugiau kūrėjų ir aš manau, kad tai ir pastikrinti tas kūrėjų bendruomenės augimą, kūrimas, nes irgi, kaip sakau, trūksta tų erdvių eksploatavimuisi ir tai sunkus darbas, kad tai atrodo beprasmis, bet entuziastų tikinčių, kad viskas įmanoma, kaip jų, tam galėjome, kad buvo kada įkrebilėri kultūros fabrike. Aš kažkaip dar kitų rakursų žiūriu, kad nebūtina į kažkokias jau oficialias galerijas pakliūti, ypač pradedančią menininką. Ir pati noriu ko skatinti jaunus ir pati taip darau, tiesiog atidaryti, sakykime, 3 darbų parodą. Galima bet kur. Galima kažkokiam ir lofte, ir tualetuose, kaip yra Liudas su kompanija, kai buvo pradedantis dar kūrėjas darė. Ir
tiesiog kažkas, bet ten manęs klausė, kada tavo bus paroda, gal parodų rūmuose, sakau, ai, aš savo galeriją atsidarysiu, ar, nu, tiesiog savo studijų galiu padaryti. Ir vat rudenį teko lankytis šiuolaikinio meno bienalėse Osle ir Göteborge. Ir šalia tų bienalių dar Liudas pastudijavo, kur dar kokios parodos, parodėlės ar dar graudėlės vyksta. Tai ten važiavom, ten kažkur Osle ieškojom, atvažiuojam, o ten toks kaip sklepukai, kaip sakau, tu sklepukė, 3 darbai pakabinti ir 3 darbų vat, paroda ir pilna žmonių, visi geria vyną ir rūko gatvėj, bohemą, visi tokie ekstravagantiški ir diskutuoja, o ten įlindom 3 darbiukai ant kelių sienų pakabinti. Žodžiu, kažkaip paprasčiau į tai žiūrėti ir tiesiog kuo daugiau daryti, nesvarbu kur, tiesiog rodyti, nesustoti ir neužsidėti savo tokio bloko, kad ai, aš čia neturiu diplomo, dar neturiu, neįstojau į sąjungą, čia manęs nepriims į galeriją ir kad tai yra sunku. Tiesiog, kūrėjo kelias yra toks labai toksai banguotas ir vingiuotas ir tiesiog reikia drąsiai, lengvai ir netgi su tokiu, kaip Liudas sako, linksmai pasižiūrėjo į tą kūrybos pristatymą. Ir aišku, burtis keliese daug lengviau. Lengviau ir sugalvot kur ir kaip, ir aš galiu tą, o aš galiu lakatą padaryti, aš galiu parašyti stripsniuką, aš galiu draugų pakviesti, žiūrėk, ir va taip susibūrė daugiau bendruomenės. Tai va, ir irgi galvojau, reikia čia kažkaip judinti, daryti studijose daugiau parodų ir tokį šūkį nusikopijuoti. Kažkur mačiau internete, kad small galleries matters. Vat daryti 3 darbų parodą. Žiūrėjau, kaip perėjo, nes aš tradiciją laikau, kad palinkėtų kažko nam klaipėdiečiui ir aš nesibūrėjau, Jurga tą padarė, tai Liudai, tu nuo savęs ko nors tiem jaunam kuriančiam žmogui palinkėk. Tai iš tikrųjų manyčiau, viena paskutiniai žodžiai, tokie kritikėliai, tai būkite drąsūs. Tiesiog būkite drąsūs. Čia iš švento rašto. Tiesiog mus dažnai galbūt tos vidiniai tie pokalbiai ir demotyvacijos, kažkas nepavyks, nepasiseks, bet tiesiog kartą išdrįsus, žengus tą žingsnį, nugalėjus tą baimę. Nebegali sustoti. Atsiveria galimybės ir tada tikrina tas realios, ką dar aš galimybės. Galimybės turim neribotas. Iš tikrųjų labai ačiū, kad atėjote. Būtinai pažiūrėkite, ką daro Kultūrų komunikacijų centras. Žiūrėkite Jurgą Sutkutę ir juos kartu kuriant visą laiką labai tikimės, kad ir iki 20 metų turėsite, iki 20 Fashion Week bent jau progą padaryti ir sutiksite juos atnešant madą į Klaipėdą. Labai ačiū, kad atėjote. Ačiū. Ir kviečiu drąsiai kreiptis, megzti pažintis, nes per tą bendravimą mūsų per tas pažintis ir mes galim kurti naujus atėjus ir daryti to gyvenimą gražesnį ir geresnį. Ačiū.